Labą dieną, kaip matot, mes esame mašinui ir prisimenat, prie tam vlogę sakiau, kad vaikai neserga ir kad prisišnekėsiu, tai prisišnekėjau. Šiandien yra antradienis ir Luna ir Tajus neina darželį. Tajus nėjo vakar jau, o Luna vakare pradėjo kosą, tai Lunos irgi nevedam. O Nojui buvo vis dėlto 3-dienė karštinė, nes 2 dienas buvo temperatūra ir 3 dieną išbėrė, kaip ir ten turi būti, tokiais mažais spogiukais. Tai kaip galvojau, taip ir yra. Tai žodžiu, Nojus nebeserga, bet šitie 2 vaikai serga. Kaip ten tas kosulys, Tajui dar yra sloga, bet ko gero, kad ir Nojus užsidės, nes visada tai būna. Ane? Ir beje, kodėl mes dabar esame mašinui, nes Nojus užmigo, va čia dabar kažkur matosi, va čia va. Nes mes tiesiog važiavom siuntų susirinkti, ką dabar ir turiu savo rankose, ir galvojom važiuoti namo, bet prie įsukimo į namus pamatėm, kad Nojus miega, tai nusprendėm atvažiuoti į Circle K nusipirkti kavos. Ir kad jau mes sėdim mašinai, tai išpakuosiu siuntas. Tai yra siunta iš Temu ir siunta iš Kidsmed. Su Kidsmedu mes bendraujam jau nėra metų, bet nuo gegužės balandžio mėnesio praeitų metų. Prisimenu, kad kai Kroatijoj buvom, aš rodžiau jums bekontaktį termometrą, kurį mes iki šiol naudojam, sirupus ežiuolių ir multivitaminus ir purškiamą vitaminą D. Purškiami multivitaminai didesniem vaikam ir vitaminas D purškiamas tokiem mažiems kaip Nojui. Tai, ir paskui rodžiau čia neperseniausiai prieš kalėdas, per kalėdas, to kalėdinių laikotarpių elektrinį aspiratorių, tą nosies atsiurbėja, tai mes iki šiol naudojam jį ir naudojam labai dažnai, nes Nojui labai dažnai yra sloga. Kaip Nojaus gydytoja, kaip mūsų šeimos gydytoja sako, gal Nojus nesirgs taip darželį, nes dabar nuo pat gimimo praktiškai serga kartu su šitais didesniais vaikais. Tai nosies tą ištraukėję elektrinį mes taip pat naudojam labai dažnai, dažniau negu bekontaktį termometrą, nes temperatūra nebūna taip dažnai kaip sloga. Tai va, ir dar buvau jums bekontaktį termometrą dovanojus Instagrame, buvau konkursą darius. Tai va, o šį kartą parodysiu kitą dalyką ir dabar galvoju, su kuo man atidaryti. Raktus paėmiau mašinos, nes neturiu daug su kuo. Šiaip aš galvojau, kad čia yra kita siunta, nes kai pasidalinau Instagrame ten dėl to, kad man rado tą ŽPV 16 tipą ŽPV viruso, kad vienu žodžiu gimdos kaklelio ten tie tyrimai kažkokie neaiškus, kad vienu žodžiu dabar eisiu tą kelią, kad kolposkopiją darysiu, biopsiją, kad pasižiūrėt, kas ten man yra arba nėra. Bilioma, kaip sunkiai. Tai susisiekė su manim, pasakiau taip, lyg čia būtų kažkokiais darbiniais reikalais. Parašė man viena tokia, kaip čia pasakyti, pažįstama Instagramo, nežinau, žodžiu, viena moteris parašė, su kuria mes anksčiau bendraudavom gan nemažai, Instagrame tokios Instagramo draugas, galima sakyti. Ir aš buvau iš jos užsisakinėjus kažkada zinzino. Blemba. Atidariau. Buvau užsisakinėjus iš jos zinzino ir pusei metų aš ten turėjau tą prenumeratą ir paskui aš jos nebepratęsiu ir jinai man parašė, pasiūlė atsiųsti tiesiog nemokamai, ne dėl reklamos, ne dėl nieko, o dėl to, nes tiesiog jai surezonavo tas dalykas, jinai sako, aš noriu tau atsiųsti tiesiog nuo savęs. Tai va, galvojau, kad čia ta siunta, bet čia yra ne ta. Oi, pagaliau. Raštelį gavau. Matos? Galit sustabdyti paskaityti. Jeigu paskaitysit, tai suprasit, dėl ko tai parašė. Nes čia yra dubens dugno masažuoklis. Čia yra nauja jų prekė, nauja Kidsmed prekė. Jinai yra patvirtinta, testuota. Šiaip jinai naujai įvedama yra į rinką ir šiuo metu ją į rinką įvedinėja Estijoje. Ar jau įvedė, nežinau. Ir pradeda įvedinėti Baltijos šalyse, tai aš turbūt pirmoji gavau Lietuvoje šitą dalyką, nes tiesiog Kidsmedas ieško žmonių, kurie nebijo kalbėti šitą temą, ten dėl šlapimo nelaikymo, dėl kitų dubens dugno problemų. Tai va, tai čia toksai dalykas. Tai žodžiu, man sakė 3-4 savaitės testuoti, nes tik tada pasimato kažkokie rezultatai.
Ir tada pasidalinti kaip ten kas, tai gal kai grįšiu namo pasiskaitysiu dar apie šitą dalyką, nes nesu naudojusi ir nežinau, ką čia iš vis su juo daryti reikės. Nu, maždaug įsivaizduoju, bet nežinau. Tai va, šitą gavau. Kažta. Skaniai biškai ir neskaniai. Kai pasižiūrėjau šitą krūvą, tai oi. Čia daug pas tave. Tai neprisimenu, kad būčiau tokius raštus užsisakius, bet gal. Neprisimenu, kad būčiau šitą užsisakinėjus. Suknelė. Jinai bus permatoma. Man atrodo. Ai, bet yra pamušalus. Čia yra šleikutės, čia tada rankos įsikiša. Nu, žinot, kai būna nuo peties ta nesąmonė. Ir čia tada toksai, nu, žodžiu, matot. Ir jinai yra trumpa. Nu, aš kadangi ir pati trumpa, tai jinai man bus iki kelių, tai tikrai. Šitos irgi nepamenu. Kažkokia žalia suknelė, ar kas čia yra? Ne suknelė čia. Koks didelis šitas. Ar čia taip turi būti? Žodžiu, crop topas. Čia bus kažkoks setas, tai crop topas ir kas čia? What the fuck? Ai, čia tos kur tipo kelnės, bet ne kelnės, nes čia yra praskiepai tokie. Žodžiu, aš mesiu čia kažkur, čia arba čia nuotrauką, kaip turėtų atrodyti. Aš nepamenu, kad būčiau tokius sakinėjus. Nežinau, gal čia biški lunatikavau arba ne tą atsiuntė. Neprisimenu. Kol neužsidėsiu, tai realiai net nežinau, nei kaip čia atrodys, nei ar tiks ar netiks. Reiks pasižiūrėti. Aš užsisakinėjau šitą, bet užsisakinėjau ne tokią spalvą. Tam buvo juoda balta, man atrodo, o čia yra žalia spalva. Neįsivaizduoju, žodžiu. Kas čia bus? Šitą va prisimenu, kad užsisakinėjau. Čia yra... O, Jėzus, kas čia dabar? Čia yra tas, kur užsidedi ant maudimuko, kad žodžiu... Koveris. Kaip, kas čia? Ką čia reikia daryti su juo? Nesuprantu. Toks permatomas dalykas, tik čia kažkas kažkur, čia turbūt nugaroj susiriša. Ir toksai irgi trumpas, tai kažkur iki kelių turėtų būti. Čia ilga, irgi nepamenu, kad būčiau tokį raštą. O gal ir jo, kažkur matytas. Čia, man atrodo, bus ilga suknelė. Jo, čia bus ilga. Tai vat irgi ant šleikučių. Man jos atrodo, man visi tie rūbai atrodo dideli, bet aš gal dar vis galvoju, kad aš esu mažesnė negu iš tikrųjų esu. Čia yra tokie kaip nėrinukai ir čia persišviečia šitoj vietoj. Tai čia tiesiog prieki po krūtinės šitas dalykas turėtų būti. Ir šleikutės reguliuojas. Ir man atrodo, čia irgi turėtų būti kažkur tas praskiepas, tik tai nerandu. Aiva. Irgi yra čia vienam šone. Tai žodžiu, tokia ilga suknelė čia su kažkokiom gėlėm. Grįžom namo, viską pasimatavau, tai tą trumpą suknelę grąžinsiu. Ten, kur tas setas yra, kur crop topas ir tokios kelnės su tais praskiepais, tai pasirodo ten ir buvo žalia spalva, bet tiesiog iš nuotraukos atrodo, kad ten yra juoda balta, bet pasirodo ten balta ir žalia spalvos. Nu, realiai nesvarbu, pasimatavau, tai kaip ir normaliai viskas atrodo, bet ta trumpa suknelė tai skuduras kažkoks, tai grąžinsiu tą trumpą suknelę, o tuos kitus dalykus pasiliksiu. Tas bikini coveris, tai labai fainai atrodė, jis toks permatomas. Tai va, o dabar darysiu valgyti. Ai, dar nufilmavau Emi to prietaiso Kegelio pratimams dubens dugno treniruoklio video nufilmavau, tai irgi kažkada įkelsiu į Instagramą ir išsiaiškinu, kaip ten viskas veikia. Ten realiai viskas labai paprasta, automatiškai susijungia, pakratai tą prietaisą rankoj ir jis automatiškai susijungia su appsu. Apps atsisiunti į telefoną ir tenai darai tos pratimus, ten įvairių visokių pratimų. Ir pats tas Kegelio treniruoklis, jisai yra kažkoks ten išmanus ir, žodžiu, jisai pats
po kurio laiko supranta, kokio lygio reikia pratimų, ar jau tu gali daryti sunkesnius pratimus, ar tau reikia lengvesnių pratimų ir panašiai. Ten užpildai šiokią tokią informaciją apie save, ten savo amžių, kiek buvo gimdymų, ko nori pasiekti, ar tau yra šlapimo nelaikymas, ar tu nori tiesiog atstatyti po gimdymo. Tai aš spaudžiu atsistatyti po gimdymo, nors realiai po gimdymo čia jau beveik, kiek čia man, 1,5 metų yra, bet nebuvo jokio kitokio ten pasirinkimo, kuris man labiausiai atitiktų, tai pasirinkau tą. Ir žodžiu, ten dabar eis nuo lengviausių pratimų ir vis sunkyn, priklausomai nuo to, kaip man ten seksis. Ir rezultatai pirmieji turėtų būti po 3 savaičių kažkur pasijausti. Nojus verkia kažkoks labai irzlus jisai paskutiniu metu. Tai nežinau, ar jam ten kokie dantis kalas ar kas, bet va dabar va reikia, daviau aš jam tiredą. Rolandas maitina tiredą jam, nes jam šiandien nereikia į darbą, tai riekauja jisai, o aš darysiu kažką valgyti. Bandysiu daryti vištienos kepsnius tokius pamuštus, lyg karbonadai, lyg ne karbonadai, žodžiu, vištienos kepsniai, tai naudosiu vištienos filė. Ir bandysiu apvolioti ne miltuose, o kukurūzų šituose dalykuose. Truputį pasmulkinsiu juos, noriu, kad būtų truputį sveikiau, ne balti miltai. Tai bandysiu šituose. Ir aišku, dar reikės kiaušinio ir prieskonių. Tai pasižiūrėsim, kokių prieskonių reikės. Ir nežinau su kuo. Turbūt, kad su ryžiais. O ryžius dabar darau truputį kitaip. Vieną kartą paeksperimentavau ir vaikam labai patiko, sakė skonis kaip čipsų. Nes jie valgo tuos trapučius su pomidorų, su pomidorai, žodžiu, trapučiai, pomidorų skonio. Tai sakė skonis kaip tų čipsų, tai aišku naudosiu ryžius, juos truputį apkepinsiu aliejui ir tada įpilsiu truputį pomidorų tyrės, dar truputį apkepinsiu ir prieskonių, tai druskos ir, nežinau, gal maltos paprikos saldžios pakepinu ir tada verdančių vandenį užpilsiu, pavirsiu gal, kiek čia, gal porą minučių ir tada išjungsiu, uždengsiu ir leisiu išbrinkti. Esmė yra tokia, kad tikrai galėtų, kad jau Dabar kad kišinė. ir pastovėkit, niekur neikit. Nu, einam. Užsisakėm sušių, laukiam dabar. Nesimato nieko. Ką Nojus, nusiėmė į batus? Kalūno. Ta jau? Ką veikia? Jau. Jo. O raktus paėmė nuo namų? O kur jie buvo? Suba. Mama, Ką? ar tas naujas Kas daug?
Nu va, grįžom, vaikam irgi valgy darau, mes su Rolandu valgysim sušius. Ko gero ir Tajus dar užsiprašys kažką paragauti, nes jisai mėgsta sušius, tai va gal jisai valgys šitų mažesnių. Tai va, tokie vat sušiukai. Kiek čia kainavo? 20 eurų kažkur. O tu? Ko laukia? Maisto? Nieko. Eik, nosį išsipūsk. O aš jau užsiregistravau į kolposkopiją, tiksliau Rolandas užregistravo, nes kažkaip ilgai labai nebuvo tų talonų. Man gydytoja, kai skambino, sakė, kad talonai jau, žodžiu, bus šiandien, bet tas šiandien praėjo savaitę, daugiau negu savaitę ir, žodžiu, dabar tik tai užsiregistravom. Tai kovo 14 dieną eisiu į tą kolposkopiją. Tai nežinau, ar darys ten tą biopsiją ar ne. Bijau, kad skaudės. Tai tikiuosi, kad ištversiu. Nu ką, pavalgėm, vaikai dar valgo ir prisiminiau, kad žadėjau parodyti, berods prie tam video, žadėjau parodyti, ką dar buvau nusipirkus tiem visiem kelionėm, žodžiu. Pirkau su ta intencija, kad keliausim automobiliu šiais metais kažkur, ko gero, kad ir keliausim vis tiek kažkur, bet galbūt tai nebus kažkokia labai ten tolima kelionė, kažkur galbūt Lietuvoje. Ir pirkau su ta intencija, kad automobiliu, bet dabar galvoju, kad pasitarnaus ir skrendant į Turkiją, nes vis tiek noris kažkaip tos daiktus susiorganizuoti, kad kiekvieną kartą atidarius lagaminą nereikėtų ten iškuisti visko, paskui tenai nieko nerandi ir panašiai. Tai man atrodo, kad tokie dalykai pravers labai. Tai čia toksai juodas penalas, galima būtų taip pasakyti. Ir jis yra skirtas visokiem laidam, elektronikai, pakrovėjam, visokiem mini tokiem dalykam, pavyzdžiui, SD kortelėm, ar, nu va sakau, laidam kokiem, USB tiem flešiukam ir panašiai. Tai vat yra tokie 2 skyriai, atsitraukia su užtrauktuku. Tai vienas skyrius, čia vat visokių kišenėlių, čia kišenės, žodžiu, visur kišenės. Ir tada kitas yra didesnis, tai čia vat ar pakrovėjas kažkoks, ar kažkas, nu žodžiu, vat tokie visokie dalykai, kad susidėt visą tą savo, nes mes turim tų pakrovėjų nemažai ir visokių laidų, laidžiukų, ir iPhone pakrovėjui, ir tai C jungčiai, nu žodžiu, turim visokių ten tų dalykų, mano kameros pakrovėjas, telefonų pakrovėjai, kompų pakrovėjai, visokių ten tų pakrovėjų. Tai man atrodo, kad šitas labai pravers, nes tiesiog vieną išsiimi ir jau žinai, kur kas yra, o nereikia ten knistis per visus daiktus. Tada dar vienas dalykas, žinau, kad tikrai vešios kažkokių vaistų į Turkiją, na ir šiaip kažkur į kelionę vis tiek noris pasimti, ar tai ten nuo skausmo, ar vaikam kažkokių ten dalykų, nes žinot, kaip būna ten su tais vaikais, ar tai kažkokių pleistriukų. Tai žodžiu tokia irgi, nu ne piniginė čia, kaip čia pavadinti šitą, dėklas, čia vaistam, tik tai, kad kažkaip labai užtrauktukas stringa kai kuriom vietom. Ir va čia toks dalykas, tiesiog susidėti čia kažką, susidėti čia, susidėti čia. Tada kitas dalykas, šiaip galvojau, kad šitas dalykas bus didesnis ir jisai taip, nu, daugiau ten išsivartys, bet čia tiesiog yra va toks su kabliuku, nes čia yra visiems tiem vonios reikmenim, tai čia tokia gan platus šitas skyrius yra ir čia atsisega, čia galima pasikabinti kažkur, tai aišku, ko gero vonioj. Čia atsitraukia irgi galima kažką susidėti, čia kokiam gal, nežinau, dantų šepetukam, dantų pastai panašiai. Ir čia tada, čia 2 mažos kišenytės yra. Tada čia su užtrauktuku dar atsitraukia ir čia kažkas įsideda į kišenę. Ir tada yra tas didysis skyrius, kur čia jau kokie ten šampūnai ir panašiai. Ir tam didžiajam skyriui, man atrodo, dar yra toksai praskirimas. Čia tada dar kišenėlės, nu žodžiu, su visokiam tokiam dalykam. Aišku, ar man tilptų visi tie dalykai čia? Geras klausimas. Kadangi mes jau esam važiavę į tą Kroatiją, kur ten tikrai aš buvau prisikrovus nemažai, tai man atrodo, kad tilptų. Nes tada čia visokiem ten šampūnai, dušo želė, nu tokie jau ten vonios reikmenis, o tie visi ten veido priežiūra, kosmetika, tai tada jau į kitą dalyką. Ir tas kitas dalykas būtų va šitas va. Šitas man labai patiko. Esu mačius tokias kosmetinės
kažkur kitur, neprisimenu. Pas influenceris kažkokias gal esu mačius, pas youtuberės. Tai žodžiu, vat yra toksai kvadratas, tada jisai atsitraukia iki galo ir tiesiog va taip pat išsiskleidžia ir tada vat pasidaro toks jau didelis ir čia aišku yra skyriai visokie. Tai vat ir čia yra kišenės ir kitoj pusėje, čia per vidurį užtrauktukas ir žodžiu atsiskiria, galima labai tvarkingai viską susidėti ir tada ir patogu yra išsiimti ten, jeigu kažko, nereikia ten knistis ieškoti ir tada užtraukia ir jisai vėl pasidaro tos tokios kvadrato formos. Tai va, tai tokį pasiėmiau dalyką. Kas dėl Turkijos, tai dabar aš galvoju, kad filmuosiu visą tą kelionę, kaip mes ten važiuojam iki Vilniaus, kaip mes ten skrendam, kaip ten oro uoste, kaip mes ten keliamės 3 valandą ryto, kad 4 valandą ryto būtų oro uoste, tai ko gero dar anksčiau reikės keltis, nu žodžiu, ten bus tragedija. Šiaip pasiūlė pernakvoti tą mano Instagramo draugę su šeima pas ją, kad nereikėtų mums nuomotis ten kažkokio ten Airbnb Vilniui, nes nu realiai nesąmonė truputį nuomotis į Airbnb ar ten kažkokį viešbutį, kai 2 valandą reikės jau, 2 valandą nakties reikės keltis, pradėti ruoštis ir jau kaip minimum 3:30 išvažiuoti į oro uostą. Tai va, tai pasiūlė mums pas juos pernakvot, tai jau mūsų ta visa kelionė jau prasidės anksčiau, žodžiu, mes ten jau atvažiuosim pas juos, truputį ten pamiegosim, kiek ten išeis, susiruošim ten galutinai tai kelionei visai ir tada jau judėsim. O aš manau, kad baigsiu šitą vlogą čia, nes kaip ir artimiausiom dienom nenusimato kažkokių tokių dalykų, apie kuriuos reikėtų parodyti ir kažką papasakot. Nu šiaip mano gyvenime nelabai tokių dalykų yra, mano gyvenimas gan nuobodus ir labai toksai monotoniškas. Tai žodžiu, pabaigsiu šitą vlogą čia ir žiūrėsim, kada čia kitą kartą aš jums pafilmuosiu. Jeigu taip labai būsiu užsikabinus, tai gal ir greitai kitas vlogas ateis, bet sakau, nežinau kaip čia bus. Tai nepamirškit prenumeruoti šito kanalą, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame. Instagrame aš esu Lulu ir mes ir susitiksim kitą kartą. Ate!